Sveiki, brangūs žiūrovai, su jumis sveikinasi naujojo sezono, galima sakyti, Auks podcastas ir šį kartą turim iš karto dvi naujokės, kurios nespėjo dar debiutuoti pilnai mūsų komandoje, bet debiutuos podcast'e, tai yra Emilija ir Vitalija. Sveikos merginos. Labą. Kaip vasarą leidžiat? Sportiškai, nesportiškai, kaip? Suderinamai. Suderinamai. Aš tai dar darbuojas, laukiu atostogų, bet šiaip irgi prisijungiam į treniruotės jau. Tai irgi biškai pasportuojam, biškai pailsim, tai taip irgi balansuojam. O pas tave, man atrodo, čia dar atskleisim podcast'o eigoje, bet tas balansas skirtingai suprantam balansą. Nu, pavyzdžiui, ten koksai kalnuose bėgimas ir tiesiog pasivaikščiojimas mieste. Turbūt čia tu vadini balansu. Taip, bet šiaip vasarą tiesiog stengiuosi kuo maksimaliau išleisti tą laisvą laiką, nes vis tiek aš esu dar ir mokytoja, tai kai prasideda mokslo metai, tai tada iš vis nebėra laisvo laiko. Tai vasara yra daugiau laisvų dienų, tai stengiuosi būti visur, kur tik gali, kur negali būti per mokslo metus. Nu, žodžiu. Jo, ok. Tai gerai, tai šitą podcast'o pagrinde bus tikslas išsiaiškinti, trumpai pereiti, ką patyrėt, ką laimėjot, ką pralaimėjot, kol atsiradot šitose kėdėse su mūsų komandos atributika ir panašiai. Tai Vitalija, pradėkim nuo tavęs. Gal patvirtinsi, gal paneigsi šitą faktą, bet radau internete, kad 2005-2006 metų žaidėjai jaunių rinktiniai. Tik jeigu radai, tai gal ir žaidžiau. Ką prisimeni maždaug iš to laikotarpio? 5-6. Čia yra... Man buvo 6, Emilijai 5 metai, tu rinktiniai žaidėjai, tai ką prisimeni iš ten? Čia U18. Galimai. U18. Wow, U18. Čia yra, mes kalbam apie 20 metų vos ne atgal ir aš dar turiu prisiminti dalykus. Taip. Bent kažką. Ispanija, man atrodo. Ispanija, dabar galvoju, ką čia galima sakyti, ką ne. Bet aš atsimenu tik tiek, kad žaidėm vienas tokias labai svarbias varžybas dėl patekimo į pasaulį. Nes tada top 5 patekdavo, jei neklystu, ir mes tada žaidėm prieš prancūzės, man atrodo, ir laimėjom, ir tada patekom į pasaulį. Tai čia jo, o ką aš dar atsimenu. O buvai svarbi komandos dalis tada rinktiniai ar tokia? Dėl to svarbumo, tai aš tikro nelabai ten ką atsimenu, nes tikrai savo tas mano vaikystės, jaunystės krepšinis man toks dabar atrodo kaip per miglą. Nežinau, bet atsimenu vieną tokį įvykį, kurio niekad nepamirštu, tai tikriausiai dėl to jis man ir yra įsimintinas ir duoda man žinoti, kad aš ten žaidžiau, nes vyko tos varžybos svarbios. Tiesa, o į kurią man kamerą reikia žiūrėti? Nereikia žiūrėti, nu gerai. Šitą vyko tos svarbios varžybos ir turėjom ten trenerį tokį, net nežinau dabar čia, tarkim, treneris X. Gerai, treneris X. Ir labai pušino žodžiais, žinai, kalbom labai ir aš tokia žaidėja, kad negaliu aš žaisti, jeigu mane pušina, užsiblokuoja, man atrodo ir taip ten stengiasi, bet per tuos žodžius ir riksmus ne visiems kartais padeda. Tai atsimenu buvo ilgoji pertrauka ir jis man rūbiniai sako, Vitalija, kas yra, ko nežaidė, ar ten dar kažką. Treneris negeras. Ir aš jam pasakiau, taip, sakau, jūs per daug rėkėt ir sakau, man išeina žaisti. Tai gerai, ir nebežaisi. Ir aš daugiau nebežaidžiau likusiose varžybose, bet jis pasikeitė kitiem 2 kėliniams ir mes laimėjom ir po varžybų merginos man sakė ačiū. Okay. Čia rinktiniai viskas buvo. Jo, tai man yra įsimintina. Man dabar dar įdomu bus pasigūglinti, kas ten tas treneris. Treneris X. Treneris X. Treneris X, jo.
Tai va. Ok. Emilija, dabar tu su tavim, kai dar žaidėm abu Vilniaus krepšinio mokyklai, prasilenkdavom stovyklose, paskui buvo toks Twin sporto projektas, paskui priešingose komandose žaisdavom dar kažką. Ar galėjai kažkada dauguosi ar kažkur pagalvot, plema, va šito reikės klausytis man kažkada kaip trenerio, kaip aikšteliai? Nu, tikriausiai net susapnavus nebūtų tokio dalyko, nes jo, nuo pat mažens atsimenu tas stovyklas, kaip sportuodam kartu viską, ten diskotekos būdavo, tai tikrai nebūčiau pagalvojus, tiesiog, pažįstamas, kad metais vyresnis ir kad krepšinį žaidžia. Ir kad tas VKM'as mus sieja kažkaip, ne kažko bendro turim, bet kad gyvenime, kad tu mane treniruosi, kad tavęs reikės klausyti, tai ne. Sakau, net nebūčiau susapnavus. Kaip čia pasakyti? Bet gal neblogai gal, kol kas. Nu, kol kas, tai žinai, dar nedaug laiko praėjo, dar varžybų nedaug, tai žiūrėsim sezoną eigoje, kaip čia. Nu, supratau. Gerai. Vat, Vitalija, dar turiu tau klausimą. Tu pradėjai dirbti su mergaitėmis, pradėjai treniruoties. Kaip tu apskritai nusprendėjai eiti link to, na, galbūt ne to, kad nepavadinkim didžiojo treniravimo kelio, bet kaip tu nusprendėjai būtent pradėti treniruoti mergaitės, iš kur tai atsirado pas tave? Kaip ir daug dalykų mano gyvenime, aš pastebėjau, atsiranda, tai labai neplanuotai. Tikrai, taip kažkaip ateina, sužavi ir pagalvoju, laikas. Ne? Tai taip pat buvo ir su treniravimu, aš apie jį negalvojau, kol negavau tokio draugiško pasiūlymo ateiti padėti su viena komandėlė, ten patreniruoti labiau gal fizinį parengimą, ar ten, tokia linkme labiau. Ir tada buvo mano pirma patirtis tarp mergaičių, tai čia kalbam apie gal 4 metus atgal. Porą kartų į savaitę, aš ten jas matydavau, jos ten buvo 13-14 gal. Ir beduodama joms fizinio parengimo pratimus, aš kartais įtraukdavau vieną kitą pratimą ir su kamuoliu. Ir pradėjau matyti, kaip jom pradėjus daryti kažką, aš vis noriu stabdyti, vis padėti, pakoreguoti. Mano akis neleidžia, kad vyktų dalykai tokie, kurie ten ar klaidingi, ar neteisingi. Man labai buvo sunku tai matyti ir vis matydavau, kaip aš vis stabdau ir sakau, ir ne. Ir taip po tų kelių savaičių aš pradėjau jausti, kad aš noriu tai tęsti su savo komanda, o nebebūti kažkur, kuri tik tai šiaip atvažiuoja padėti. Ir tada pagalvojau, kad why not? Gal man pavyktų kažką užauginti, kažką į krepšinio tą pusę. Nes iškart pajutau, kaip man rūpi, kaip tai veža mane, ypač kai pamatai rezultatą, o tai dariau juk trumpą laiką. Ir tada susiklostė taip dalykai, kad jau 3 metus treniruoju mergaitės ir daug visko, bet tai vadinu savo passion labiau negu darbą. Tai ten darbas yra, kur gauni atlygį. Tai šiuo atveju aš labiau gaunu atlygį, tai šypsenas, buvimą kartu ir tą investiciją į ateitį. Tai va, tai važiuojam toliau, dirbam. Ok. Su tavimi, Emilija, be stovyklų ir visur, dar prasilenkiam ir kartais rungtynėse, kuriuose pažaidžiu, o tu sekretoriate dirbi. Pasakyk, kaip tu nusprendei būtent pasirinkti šitą, ar tau trūko papildomai kažko šalia krepšinio, ar tai tiesiog paprastas finansinis šaltinis, ar nebandyti įsijavimą, apie tai papasakok. Net nežinau, gal taip natūraliai gavosi, kad esu seniau sulaukus kvietimo, bet vis neprisiruošdavau ir vėliau pamačiau Facebook'e skelbimą, kad renka naują grupę sekretariato ir tada galvoju, kada, jeigu ne dabar. Tai užsirašiau. Čia prieš kiek metų maždaug? Prieš porą, man atrodo. Okay. Jo, rugsėjai porą metų bus. Tai va, ir taip vis tiek supranti tą krepšinį, tu jį žaidži, tai tau lengviau
viską įsivažiuoti tą reikalą ir šiaip, jo, šalia krepšinio, tai toks kaip hobis irgi kitas gaunasi, ne? Okay. Kur įdomu stebėti. O dėl teisėjavimo, tai žinau, kad negalima žaisti moterų lygai, tada jeigu nori moterų lygai teisėjauti. Tai vat gal tas pristabdo kažkiek, ne? Bet vat irgi šiais metais rašiau statistiką kartu su Milita, jinai teisėjavo ir labai kalbino mane eiti į teisėjas. Tai jau ir aš tave kalbinu švilpti mano varžybas ir švilpti ir rašyti vienu metu gerai, kažkaip tai, nes kažkaip suderinti. Kažkaip labai gerai. O tai tada tu teisėjauji ir tu negali tose lygose žaisti? Taip. Nu, palauk, tai palauk, tai gal dar luktel. Nu, tai va, tai dar laukiu, neskubu, bet yra ta mintis, kad Okay. gal kada nors. Nu, tai tai nebūtina, gali teisėjauti kitose lygose, ne ten, kur žaidė. Taip, nu, kaip taip. Jau Nu, tai vis tiek pradžia vis tiek būtų Sostinės krepšinio lyga. MKL pas mane. MKL, jo, ta prasme. Aš šiaip kaip trenerės teisėjas, tai esu puiki. Aš tau techninį nedalinčiau. Saunais, nes man dalina. Nu, paskui pakalbėsim, kaip žaidėjas iš čia atrodo, ne kaip treneris, bet okei. Tai žodžiu, treniravimas, tai tiksliau ne treniravimas, o teisėjavimas kažkada dar toks loading, ne? Manau, jo, tikrai. Dar gali būti. Net metu tokias galimybės. Ok, nu jeigu tu susitiksime kaip aš, kaip treneris, tu kaip teisėja, tai va čia tai rungtynės bus. Ok, Vitalija, dar prieš tau prisijungiant prie treniruočių, kaip pirmą kartą pamatei merginas, dar net iki mūsų finalo ketvirto, pradėjo jau sklisti apie tave tokios legendos, apie tavo visą sportinį laisvalaikį, pavadinkim taip. Bet, atvirai galima pasakyti, kad prieš finalo ketvirtą, ten palinkėjai mums sėkmės, jau žinojai, kad prisijungi ir panašiai, ir sakai, ten negalėsiu būti, pažiūrėti, nes 70 km krosą bėgsiu. Jau apie tai buvom užsiminę podcast'e, bet dabar turim patį tą žmogų, kuris imasi tokių dalykų. Tai papasakok apie tą visą sportinį savo laisvalaikį. Net nežinau, nuo ko pradėjus, bet kokie buvo didžiausi iššūkiai, kaip tu link to pasiryžai, nes dabar mūsų su Emilija turbūt nuo Vilniaus iki kokių, nežinau, čia iki kur reikėtų bėgti iki Elektrėnų ir dar truputį, tai mus čia jau ties Grigiškiam turbūt susirinktų. Tai bet kaip tu link to nuėjai, kokie crazy labiausiai buvo tokie savo potyriai ir panašiai? Kiek čia laiko turim? Turim. Ne, pabandysiu trumpai. Gyvenau Anglijoje kažkurio metu, ten 4-5 metus gyvenau Anglijoje. Dar ir ten pažaidžiau krepšinį, bet vienu momentu viskas baigėsi krepšinis, nebežaidžiau krepšinio. Tai buvo pirmieji mėnesiai, kai be sporto, tik tai sporto salė, nes asmeninė trenerė dirbau. Bet nebuvo jokio komandinio sporto ar kažko, ir po kažkiek laiko pradėjo man kažko trūkti. O dar naucas, kad anksčiau, kol žaidžiau krepšinį, tokių minčių, kad bėgti, nebuvo. Pasiruošimo stovyklos su tom visom rinktinėm ir viską 20 minučių krosai ir visa kita, būdavo, labai sunku, ne taip, kad fiziškai, o mentališkai. Ne, krepšinio žaidėjai nori į kamuolio ir žaisti salėje, o ne bėgioti. Taip, pas mane visiškai buvo tas pats. Ir tada fast forward to 2018, aš sėdžiu, atsimenu, Anglijos apartamentuose, ten tuose, kur gyvenu, su broliu buvo, ir galvoju, man kažko trūksta, man kažko reikia, man reikia kažkokio iššūkio. Ir pradėjau galvoti, kas yra iššūkis, tai ko dar nesidaręs, kad tai būtų iššūkis ir kaip ruoštis, kaip ką daryti, kaip ten, ir triatlonas. Kas tas triatlonas? Ten plius minus žinau, bet nei distancijų, nei ten dar kažko labiau nežinau. Tai iškart į Google, kokį čia triatloną galiu užsirašyti, dar man brolis ten sušaukė. Tai jeigu rašaisi, tai kur nors, kur ir patostogaut, kad smagiau būtų, sakau, Gran Canaria, tinka, žinai. Gerai, po 8 mėnesių. Koš čia per distancijos? Sprintas, olimpinė distancija. Ten gal ir viskas, man gal dar pusę rameno buvo, nežinau. Olimpinės skamba gražiai. Pasižiūrė, kas per distancijos, 10 km bėgti. Bėgsiu, gerai, tinka. Plaukti, neplaukus.
Taip, važiuoti dviračiu, reiktų 40, dviračio neturiu. Nu, žodžiu, viskas prasidėjo nuo nulio, bet tai mane žavėjo, nes aš kaip iš asmeninės trenerės pusės prisipirkau knygų, skaičiau, žiūrėjau pasiruošimą, visi video YouTube pražiūrėti apie triatlonus, visos dokumentikos, viskas ir man tas buvo įdomu, tas visas kelias, tas pasiruošimas, išeinu tą baseiną, mokinuosi plaukti, skaičiuoju 76 kartai, kad suplauk tą distanciją. Žodžiu, taip įvyko pirmi triatlonai, paskui sekė ilgesni triatlonai, pusės Ironmanų, tada po triatlono, aš nebūsiu triatloninkė, kažko norisi kito, bėgimas, o gal maratonas. Maratoną, ar daug žmonių nubėga maratoną, Google, ten iš žmonijos gal 10%, ar vienu žodžiu, laikas, o per kiek čia reiktų jį nubėgti, koks jau būtų toks neblogas laikas nubėgti maratoną, jeigu išlipi iš 4 valandų, skaitaisi dar stresnis. Tai gerai, turim tikslą. Nubėgti pirmą maratoną ir išlipti iš 4 valandų. Vėl treniruojasi, ruošiesi, skaitai apie tai, žiūri kokiais peisais, koks kilometražas savaitinis, viską, pop, pirmas maratonas, 3:57, jie pasiekta, ne? Dar vienas nusibraukė ir tada taip kilo, kol nubėgau pirmą 70 prieš 4 metus gal. Tada panorau į kalnus, kur labiau trailas, kur nubėgau tenais Alpėse, ten 55, žinai, kas toliau. Tai... Čia reikia truputį pastabdyti. Alpėse 55 km nubėgai. Jo. Kalnais. Jo, 10 valandų ištrukau, daug ką pajutau savo kūne, bet ir pasakysiu, kad buvo sunku, jo. Nebūčiau pagalvojęs. Jo, tai va, ir pastoviai praeina kažkiek laiko, kažkiek mėnesių ir jeigu aš niekam nesiruošiu arba jokių neturiu minčių, man labai yra negerai. Okay. Bet tai gerai, sakytum, kad Alpės buvo sunkiausias toks crazy dalykas, kurį darei, ar dar buvo tokių? Pasakysiu, kiekvienos tokios varžybos man atneždavo tam tikrų sunkumų, ne, kai kurios, tarkim, pusę Ironmano aš užtrukdavau 5,5 valandos, bet nuo pirmos minutės tai yra labai intensyvu, teisingai ten išplaukti ir išvažiuoti dviračiu, tada dar 21 nubėgti, tuo momentu išsisunki iki paskutinio ir atrodo, daugiau nebegalėtum. Sudėtinga, kai nuėjau į Alpes, aš nuo pirmos minutės pradėjau dirbti. Bet kiti daug kas čilino lipdami, o aš dirbu, žinai, aš lipu greitai, nes, ten ne visų negalbėjau. Lipu, dirbu ir galvoju, aš atiduosiu čia viską, ką galiu. Ir kai finišavau, supratau, kad nieko šiai minutį nebeturi savyje, žinai. Tai man ten buvo sunku, nes pajutau svaigimo galvos, ten gal šiek tiek pykinimą, žinai, gal tam tikrų dalykų, kurių nebuvau patyrus. Ir kaip visada toks didelis noras, žinai, kvitinti, nebetęsti varžybų. Tai tas būna beveik visada. Ir tai per kiekvienas varžybas tai pajunti ir gali sakyti, kad jos buvo sunkios. Bet ar dėl to, kad kalnai tai buvo sunku, nepasakyčiau, bet buvo sunku, jo. Buvo, jo. Buvo. Dabar, kai bėgau 70, kalnai mažesni, bet vis tiek buvo tam tikrų momentų, kada irgi jau sunku. Tai aš 4 maratonus nubėgau, tai jie, kai tu lygini su 70, jie gal kitiem gali jau atrodyti, nieko tokio, bet kai tu bėgi maratoną, tu turi vėl kitą tikslą, tu nori jį nubėgti kuo greičiau. Taip, minėjau, mano pirmas buvo 3:57, mano paskutinis buvo 3:35. Tai reiškia, aš radau savyje dar kažko nepasiekto. Tai buvo laikas, teisingai, kurį bandžiau pasiekti, kad nubėgti. Tai ten buvo irgi sunku, nes ten kiekviena sekundė svarbi, nes tu turi tam tikrą greitį, kurį turi laikyti. Ir ten, kai tau jau labai labai sunku, tu matai tas sekundės, kaip jos
lėtėja ir vėlgi gali sakyti, kad buvo sunku. Bet dar daug kas laukia prieš akį. Nu, tai čia galėsim, kai tu kažką padarysi tokio, galėsim čia kas metu susėsti ir aptart, nes čia galima, manau, iš vieno maratono visą podcastą, kaip ruošeisi, kaip bėgai, kas po to, kaip atsistatymas ir panašiai. Tai čia galima atskirą bus daryti. Ir dėl to dabar sėdžiu tokia satisfied, happy, nes žinau, kad tai yra mano gyvenimo būdas, o ne kažkoks, kaip ten tas žodis, kur užsidegimas kažkoks, žinai, panorau, kažką padariu, viskas. Ne, aš tikrai pastebėjau, kad jeigu ilgesnį laiką aš nieko neturiu savyje, man kaip kokiam, žinai, dragiui reikia kažko. Ir bent jau, kai jau mintys sukasi kažkokios apie kažką, jau šiek tiek man darosi geriau, žinai. Tai bent jau šiai dienai turiu minčių, žinai, gal dar ne tiek konkrečių, bet kartais minčių pakanka, kad kiekvieną dieną jaustums jau geriau, ne? Pats. Aš sakau, čia, žinai, nepadiskutuosiu su tavim, kad prijaučiu tavo šitam laisvalaikio būdui, bet, nu, ta prasme, tikrai čia didžiulė pagarba čia. Aš nesu sutikęs asmeniškai žmogaus, girdėjęs istorijas kažkokias, bet, nu, vat, asmeniškai smagu, kad galima, vat, nu, tiesiai išgirsti apie tai čia sakau, dar manau, kad galima bus ir plačiau apie tai pašnekėti, apie tą visą pasiruošimą, atsistatymą ir panašiai. Ok, Emilija, dabar tau klausimas. Pas tave buvo paskutiniai 2 sezonai, tokie pavadinkim skirtingi pačiai komandai. Prieš 2 metus patekote į finalo ketvirtį ir laimėjote SKL, praeitais metais, nu, toks, nu, dalyvaut. Tai, bet čia dar ne apie tai. Norėjau iš tavo pusės ir nekalbant apie paskutinius 2 sezonus, čia galima ir apie MKL laikus pašnekėti, kaip keitės tavo požiūris apskritai į krepšinį ir atsidavimą jam. Nes gal kažkuriuo metu būtent būdavo daug motyvacijos sportuoti vasarą, ekstra pasiruošti, įti kiekvieną treniruotę, žaisti ir panašiai. Gal kai komandai sekės prašiau, gal tas ir požiūris toksai, kad nu ten jau kaip yra, taip yra. Tai kaip nuo MKL laikų pas tave keitėsi požiūris, nu, į tą ne konkrečią komandą, bet apskritai krepšinį pas požiūris. Gal irgi galvojai, kad nes pas mus yra tokia komanda, kur pusė jau norėjo mest krepšinį, tai gal ir pas tavę tokių minčių buvo, tai išsiplėskite. Tai pas mane irgi toks etapas buvo, aš kai tik pradėjau lankyti krepšinį, tai aš pradėjau 8 metų. Tai irgi aš, man atrodo, metus ir gal 2 lankiau ir tada, kai prasideda, jau geri orai, visi draugai eina į lauką, o man aš iš mokyklos grįžtu ir aš žinau, kad man reikia į treniruotę važiuoti. Tai tada tas buvo, kad atėjau pas mamą, sakau, viskas, aš noriu mesti krepšinį. Mama tokia biškai paspaudė, neleido, tai aš labai džiaugiuosi, kad jinai mane paspaudė ir aš likau toliau. Ir paskui prasidėjo visokie turnyrai, pergalės, medaliai. Ir tas, kai vaikui patinka, tu važiuoji į turnyrą, ten į kitą šalį, viską gauni medalį, žaidi. Ir tas tada jau pajutau malonumą tą. Nes anksčiau, ką vaikas ten nueini, atrodo, į pirmą treniruotę, tai atrodo, kad mes čia krepšinį vien žaisim ir viskas, o aš atėjau ten pratimus davė. Tai galvoju, kas čia per nesąmonę, krepšinio būrelis, bet krepšinio nežaidžiam. Tai toks svarbu. Ir tada aš manau, kad pergalės ta pati komandos atmosfera, draugės, viską ir tas noras ir būdavo jo, kad tu ten per visus metus gal mėnesį pailsi ir vėliau dirbi. Atsimenu, eidom ir pas Rimą Valentinę į treniruotės, jinai vasarą darydavo, tai irgi patikdavo. Eidavau su mielu noru. Tai tas, o paskui atėjusi į tą moterų krepšinį B divizioną. Aš labai atsiprašau, kad trumpam įsterpsiu į tą moksleivių, kadangi kitos irgi dalinosi mintimis, kai ir diskutavom anksčiau, berniukai dažniau įprastai, kurie moksleivių krepšinio lygoje nemažai sportuodavo vasarą, ruošdavosi prieš stovyklą, tą ir panašiai. Kaip pas jūs buvo rate, tarkim, VKM, ar ir tu pati, ar jūs sportuodavot vasarą, ar jau realiai, kai daugiausia tos stovyklos būdavo, ten savaitę Vingio parke ir tada į stovyklą, ar sportuodavai? Tai jeigu aš gerai prisimenu, tai mums kažkur treniruotis gal iki birželio vidurio vykdavo, tada iki rugpjūčio pradžios laisva tipo poilsis, bet vis tiek, sakau, įdomu pas Valentinai treniruotis, puikiai atsimenu, ir paskui jo susirinkė prieš stovyklą savaitėlę padirbėti Vingio parke ir tada į stovyklą, po stovyklos vėl, tai sakau, tas mėnesis, 1,5 mėnesio tarpas būdavo, kur laisva, kur galėdavo tėvai gal įsiveš kažkur patostogauti, nes vėliau vėl prasidėdavo tas. Į šventą.
Ne, jau mane veždavo biškai geriau. Gerai. Nenuvertinkim šventosios, aišku. Ne, tai taip, faktas. Tada pereini jau tokie. Taip, į moterių krepšinį ir būdavo tas, gal pagalvojus dabar prisimint šokas būdavo, kad treniruotė kokią ten 1-2 kartus į savaitę būdavo. Kur mes moksleivių lygoje krepšinio mokyklų sportuodam kiekvieną dieną. Aš vėliau ir buvau perėjusi sporto mokyklą, tai net 2 treniruotės per dieną būdavo. Tai vat buvo gal keista nuo to krūvio, nes, negaudai to krūvio ir tada, kad, kas čia per nesąmonę, kūnas pats nesuprasdavo. Bet laiku bengant pripratai ir dabar į treniruotę sunku prisiverst nueiti. Yra problema. Yra, bet patinga, kad ir tingi nueini, bet vėliau, gerai, kad nuėjau, nes atsigauni toks pasikrauni energijos, geros nuotaikos. Nebent dar rankos veikos būtų, tai gal dar geriau eiti treniruoti, ne? Taip. Tai supratau, bet apskritai, kad tada dar irgi sugrįž prie savo klausimo, kaip tas pas tave požiūris į patį atsidavimą krepšiniui, gerai, tarkim, nebūtinai įmam šitos 2 paskutinius sezonus, tiesiog daviau jos kaip pavyzdį, kad vieną sezoną sekasi tikrai labai gerai, kitą sezoną sekasi, prastai, pavadinkim taip. Kaip tada keičiasi tavo požiūris pats? Vis tiek, tada jeigu vieną sezoną nepasisekė, tarkim, jeigu apie praeitą šnekėt, tai tu visą laiką randi motivacijos kitam sezonui. Kad geriau ir geriau būtų, bet aišku, čia yra komandinis sportas ir ne nuo tavęs vienos priklauso, reikia, kad komandai gera atmosfera būtų visų pirma. Ir aš manau, viskas nuo to, kaip komanda sulimpa, kaip ten atmosfera viduje, taip ir tas sezonas sekasi. Tai Ok, tai dabar užduosiu dar tokį paskutinį klausimą ir tada padarysim žaidimą. Čia toksai, gal pakišimas patraukinius, bet abejom tas pats klausimas. Emilija man buvo užsiminus, kad jai reikia tokio trenerio, kuris reikalautų, jinai tada negali žaisti ir panašiai, kad reikalautų ir panašiai. Iš tavęs išgirdau, kad pavyzdžiui, iš tų jaunystės laikų, kad, ne jaunystės, o vaikystės net, laikų, kad kaip tik to nepatiko, kad ant tavęs reikia, iš tavęs reikalauja ir panašiai. Tai gali taip trumpai atsakyti, gal per komandas, kurias praėjot ir dabar kokio jums reikia trenerio, personalo trenerio, kad ant jūsų rėktų, reikalautų, kas jums dabar šituo laikotarpiu yra svarbiausia? Iš manęs tai reikalauti nereikia. Pratau. Nes aš jau nebežaisčiau, jeigu aš jausčiau, kad kitiem reikia reikalauti kažko iš manęs. Jau kai aš esu aikštelėje, jau mano smegenys reikalauja 2 daugiau negu kūnas gali tikriausiai. Mano norai lenkia galbūt mano galimybės daug kartų, bet aš viską, ką atsimenu, ką moku, ko jau nebemoku, bet visada būnu visų 100%, ką sugebu. Ir žodis reikalauti reiškia norėti daugiau negu sugebu. Ir tuo pačiu galbūt priekaištauti, ką duodu. Teisingai. Ant padarytų klaidų jau pati pykstu, vis tiek žinau šitą žaidimą. Jas garsiai įvardinti ir kažkaip pabrėžti nebūtina, nes tikrai jas pastebiu. Motyvuoti irgi nereikia, nes motyvacijos yra. Reikia galbūt kartais nuraminti ir pasakyti next play, nes kartais nemoku pamiršti. Ne? Reikia akių kontakto, palinksėti galvą, acknowledging ir let's go. Žodžio šito. Ir jau, kai jaučiu, kad treneris mato, įvertina ir tiesiog come on, let's go. Man čia yra visas 100%. Kažkoks ten, ne, jau man jau daros tada too much. Jo. Ok. Gal kitoks atsakymas? Tai
nežinau, krepšinio mokykloje aš nepasakyčiau, kad trenerė ten rėkdavo ant mūsų, bet aš buvau pripratusi, nu vis tiek, jeigu tu kažkur klaidą padarai ir net ten pasą paduodi, kad jinai ne tai, kad rėktų, kad čia blogai padarai ten, ne, bet kad gal pataisytų mane, nu, va, kitą kartą tenais, ne, bet kartais reiktų užsivedimų irgi, nu, kada va, iš jo parėk, o ne taip, kad jeigu ten kažkokią klaidą padaryt, nu, kažką, nu, kad duotų ir velnių, ne, o būna kiti, kur, nu, paploja, ai, čia nieko tokio, viskas gerai. Nu, ne, nu, reikia, man vis tiek to, vat, tai, vat, atsimenu, mes, kai iš MKL laikų perėm, vat, kai į Tiketą dar buvo komanda ir buvo treneris Marius Pavlovskis, ir jis rėkdo ir mes atsimenu, vat, su vakarė atėjom dviese ir aš galvoju, su vakarė šnekam, kaip gerai, kad rėkia, o visos kitos senbuvės būdavo, kur tu čia nerėk at manęs. Nu, tai, nu, jisai griežtas, nu, ne tai, kad griežtas, bet, nu, vis tiek, tai, vat, mums to reikėdavo ir kaip tik toks, kaip gal stumimas į priekį, nu, vis tiek, nes jeigu klaidą padarai, nusimini, bet jisai, nu, čia tu padarai klaidą, nu, važiuojam toliau, žinai, tai, vat, to tokio gal irgi kaip net nežinau, nu, padrasinimu, kad toliau viskas, gal net ten, kad tu te ploti, žinai, yra, viskas gerai dar paglostyti. Nu, toks neužau. Nu gerai, turėsim omeny. Dabar merginos, paimkit lapus, turėsim žaidimą. Žaidimo esmė yra tokia, aš jums pasakau sakinį, kas labiau kažką daro. Ir jūs turit savo vardus. Jūs viena kitos, nu taip nepavadinkim, kad visiškai nepažįstat, bet taip pažįstat vidutiniškai. Tai aš jums pasakau sakinį, sakau 1, 2, 3 ir keliat vienu metu, kas galvojat, tai labiau atitinka tam sakiniu. Viskas aišku? Viskas aišku. Bandom. Bet aš suskaičiuosiu 1, 2, 3 ir keliam. Okay? Bišk negreitai, duok pagalvot. Gerai, nu tokie ir su krepšiniu, ir nesu krepšiniu tokie paprasti. Gerai, važiuojam. Kuri geriau ginasi? Gerai. Ai. Nu, vat gerai. Vat Emilija, vat neaišku. Nu, vat reiktų. Vat reikia suskaičiuoti 1, 2, 3. 1, 2, 3 keliam. Vitalija ir Emilija. Tai kaip čia išsiskyrė? Tai čia abi nesiginsit, man kas yra? Nežinau, man kai tekdavo prieš Vitaliją žaisti, tai būdavo sunku kamuolį įsivaryti. Tai gal tu pakeis savo lapuką? Tu, Vitalija, kodėl galvoji, kad Emilija geriau ginasi? Todėl, kad aš visada leidžiu ir kviečiu pagalbą. Gerai. Toksai off-topikas nuo krepšinio. Kuri geriau gamina? 1, 2, 3. Vėl skirti. Žinai kodėl? Nes kai mes Twin Sport'e būdom, tai Vitalija visą laiką savo maisto atsineždavo. O aš užsikinėdavau per Voltą. Tai aš iš to sprendžiu. Tai gal tai tiesiog protingesnė ir taupesnė negu mes, aš sakinėdavau. Mes Twin Sport'e daug uždirbam. Tikrai tiesa, kodėl aš tikrai tai dariau? Aš tikrai neždavusi maistą. Taip. Gal ruošiausi kam nors? Ne, nu, tai gali būti, kad, nu, kai tu neišies yra sveikesnis maistas, nes mes tai ten picos dar kažkokios nesąmonės. Ne, bet man atrodo, man tiesiog buvo gaila pinigų. Nu, vat, sakau, pratinga. Gerai. Kuri, kadangi, nu, mano asmeninė nuomonė, jis labai gerai abi metų tik krepšį, tai vat, kuri taiklesnė? 1, 2, 3. Va, ačiū Dievui. Pagaliau pritariu. Nu, kai sėdi moterų B lygos pripažinta geriausia sniperė, nu, dėja tenka pripažinti. Tai va, tai... Okay. Veteranė, pabrėžkime. Nu, labą dieną, veteranė. Gerai. Kas didesnė tikimybė, kad gaus techninę, kaip žaidėja? 1, 2, 3. Ai, tai jūs abi čia šnekėsit man su teisėjais, ar ne? Nu, aš kartais mėgstu pakalbėti su jais, bet dabar, kai pradėjau dirbti, tai taip, kaip ir kolegos skaitosi, tai negražu, taip susilaikau gal. Ja, nu, bet kartais vis tiek pratrūksti. Bet būna kažkaip kamuolys į nugarą išslysta varžovė, net. Nu, tai ten jos pačios kaltus. O kodėl tu galvoji, kad gautum pirmą? Nes aš sureaguoju kartais. Supratau. Ir man labai tada sunku paleisti tą reakciją. Po vieno žodžio, po vieno sakinio, po 5 sakinių. Pamumbu dar ten kažką. Nu, tai ne. Bet... Pas mus
sezono galėjau kažkaip išsprendėm tą problemą, bet pas mus tokia šnekučių komanda su teisėjais, tai, bet turim nuobaudas, pristatysim rugsėjo mėnesį, kas jeigu žaidėja gauna techninę, tai vat, yra nuobaudas, tai pristatysim šitą. Ne, man atrodo, paskutinį sezoną aš jau nebeturėjau techninės gal, o gal ir turėjau dar vieną, bet gal ir ne. Na, aš vieną turiu. Bet anksčiau tai stabiliai po vieną į pusmetį. Už ką gavai techninę? Kitas klausimas. Kitas? Bet apie tas pačias. Taip, nes aš tik pas jūs komandai ir gavau techninę praeitą sezoną. Nu, aš papasakosiu Vitalijai. Tai užeikite į šitą Instagramą mūsų Aksu ir pamatysit. Jeigu norit pasižiūrėti, už ką Emilija gavo techninę, tai kai yra Emilijos ir Vakarės pristatymas, tai reikia taip paskrolint iš šono ir ten yra vienas epizodas. Taip, tada suprasit. Gerai. Nepamirškit laiką paspausti. Kas pirmesnė parašytų viena kitai paprastų rungtynių? Tokį gerą žodį pasakyti. 1, 2, 3. Vitalija. Kodėl ne tu? O kodėl ne tu tikrai? Net nežinau šiaip. Na, kažkaip ir Twin Sportai, kai būdavo, padrasindavo viskas, tai va toks, aš nežinau, gal ne toks žmogus, nu, kur tokių, nu, taip pavadinkit. Kažkaip Vitalija, manau, vis tiek labiau. Ne, aišku, būnu pasakau, šaunuolė. Vis tiek kažką pasakau. Nu, taip, taigi nepratėlį, bet. Okay. Tai Vitalija, žodžiu, manai, kad tikrai tu parašytum, ne? Pirmesnė. Jo, aš jau su amžium pastebėjau, kad Veteranė, kaip sakei, ne? labiau pradedu matyti, suprasti, atpažinti ir gal lengviau pasisako. Bet tik ne sau. Žinai, ir tik ne... Ir tik nereflektinti ant savo pačios. Bet ant kitų, tai, žinai, ypač jeigu dar matau, kad skauda, ar gal priešiškai labai gerai buvo, tai kai duodu, pajuntu irgi. Okay. Gerai. Kas užmiega sunkiau prieš labai svarbias rungtynės? 1, 2, 3. Nu, tai čia turbūt jūs norit pasakyti, kad abi lengvai užmiegat. Aš tai visur galiu užmigti, bet kad man čia nėra problemos. Aš tai nebegalvoju jau. Ok, nu, faktas. Gerai. Kas, kaip galvojat, kas dažniau paprašys pati keitimo? Nuo nuovargio, dėl intensyvumo, dėl susinervavimo, kas dažniau paprašys keitimo? 1, 2, 3. Nu, kur tu 7 kilometrų bėgi? Bet kartais užspaudžia, taip kad paprašau tada, kada žinau, kad sekančio atakui, nesvarbu ar gynyba, ar polimas, manęs nebus net 60%. Nebus. Man reikia 2 minučių atsigauti. Ir aš jau rodau visada. Pastebėjau labai tą, kur viena koja net nenori būti aikšteliai. Nes bus klaida, ar kad gynybai klaida, tai ten išgirsi iš manęs. Ateik. Bet jo, tai nuo to monotoniško nuovargio, tai gal aš jo ir nelabai pajuntu, bet jeigu yra greita, intensyvu ir užspaudžia, tai paprašau. Okay. Gerai. Kas galvojat... turėsim komandos kažkokį vakarėlį ar panašiai, kas galvojat vėliau nueis miegoti? Kas bus labiau iki galo ten su visais tais? 1, 2, 3. Why? Kodėl tu nusiplauni? Aš nusiplaunu? Ne, tai kodėl Vitalija rodai, kodėl ne tu? Nežinau. Nežinau. Aš matai jo, kaip paskutinį kartą buvau, tai aš man atrodo pirmą nuėjau miegoti. Ne, tai bet neimkim to atveju čia. Rugsėjai tikrai nenueisi pirmą pažadą. Nu, tada reikės Photoshopą įdėti. Okay. O tu galvojai, kad anksčiau nueitum negu baigti? Aš galvoju, kad jaunystė kvailystė praeitį ir aš jau susistupėjau. Okay. Jau miego režimas yra. Tada einu, tada... Labai jaučiasi kitą dieną. Ok, nu ir tokį paskutinį galim uždaryti.
Kas turi didesnį ego aikštelį? O tokį jums biškį, kad 1, 2, 3. Tai Vilija, tai kas yra? Kas yra? Nežinau. Labai gerai yra, charakterį turi aikšteliai. Nu, kaip, jeigu pažiūrėti jau video, tai pastebėjo. Jeigu kas nematė, tai nueikit pažiūrėti. Aš moku save pastovėti, manęs tikrai nei stumdys, nei nieko. Tai vat, aš tą aikštelį turiu, bet už aikštelės geras žmogus. Ir aikštelį gerai. Mes kalbėdavom ir aš sakydavau, kad plema Emilija būtų gerai turėti savo komandai, taip saugiau jauties ir šiaip net gatvėje įdamas kažkodėl ir aikštelį kažkaip taip saugiau, nes žinai, kad jeigu ką apgins komandos draugas. Mano mama sakė, tu mokai jau savo pastovėti, tai vat. Nu, tai taip. Moku. Gerai, merginos, žaidimui tiek. Tokia jau einant čiut link pabaigos, priartėkim prie šito sezono, artėjančio sezono. Tai pagrindinis visiems. Turbūt žiūrovam klausimas yra, kaip jūs atsidūrėt mūsų komandai. Tai Vitalija, iš karto atskleidžiu, kad jūsų prisijungimo istorijos yra radikaliai skirtingos. Tai Vitalija, pradedam nuo tavęs. Tampi B lygos čempionė, geriausia metikė ir panašiai. Atsirandi pas mus. Kiek gali pasakot, ką nori pasakot, pasakyk, kaip atsidūrė mūsų komandai. Ir pagrindinis klausimas, nes ir žiūrovai užduodavo klausimą, kodėl būtent pas mus, nes Vilniuje yra ir kitų komandų, tai žiūrovai uždavė klausimus ir panašiai, kodėl būtent mūsų komanda. Tai po Final Four, po to visko, pajutau dar, kad visai galėčiau pažaisti. Turiu omeny, kad dabar jau tikrai nebegalvokim apie nei mano metus, nei nieką. O turėjau vienas kitas varžybas, kur visai paeidavo, o jos būdavo be treniruočių, be nieko. Tai jeigu be treniruočių, be nieko paeidavo, tai ką aš dar galėčiau iškrėsti, jeigu aš treniruočiausi. Ir tiesiog pajutau tą tokį kažkokį grįžtančią meilę krepšiniui, kur man labai faina, kai aš galiu sužaisti. Ne, kai aš ten įmetu ar ten, kodėl skui įmetu, nes esu metikė teisingai, bet ir dar ten ką nors gal padarau. Man čia yra geriausias jausmas tikrai, nes nežaistum visą gyvenimą krepšinio, jeigu ne dėl to jausmo teisingai. Ir aš jaučiu, kad jisai ten kažkur barbena ir apsvarščiau visas situacijas, kuriuose buvau, tai kad Alytus yra man toli. Nei vienoje treniruotėje nebūdavau, tai reiškia tik į varžybas. Nemėtau kamuolio į krepšį, taiklumas mažesnis, viskas, vienu žodžiu, o norėjau dar pažaisti. Kokios yra komandos Vilniui, plius minus įsivertinau ir kas žavėjo Auksuose, tai man labai priminė tą tokį NCAA studentų krepšinį, kur visos jaunesnės ir visos šiek tiek rimčiau gal dar žiūri negu kitur. Arba tas visas, tiek nuo trenerio štabo matau, kad toks truputį gyvena krepšinių ir komanda ir norim. Dar tas pokalbis su treneriu, kuris iš vis mane grąžino 20 keli metai atgal, kai anksčiau mane rekrutindavo. Tai visa tai susidėjo ir tikrai ieškojau komandos, kurioje galėčiau treniruotis, kurios daro treniruotės, kuriuose yra žaidėjų tokio ir amžiaus, ir lygio, iš kurių dar galima ir spausti, ir akise dar dega kažkas, ir yra to noro tų pergalių, nes nauja komanda. Nenorėčiau eiti kažkur vėl, kur jau visi laimi viską ir noriu eiti ten, kur galėčiau įnešti ir padaryti kažkokią įtaką teisingai. Nes man visada tokios komandos yra labiau reikšmingesnės, kur tu ateini ir su tavim jos paeina aukščiau. Teisingai. Tai su šita komanda yra apart SKL dar daug kas nepasiekta, taip? Tai dėl to tai excitina. Taip. Tai va taip. Ok. Emilija, kiek liaudiškai tariant, tave truputį gal užkniso treneris, užkniso visas laukimas.
Kiek kartų tas bespaudimo tave jau frazė nusibodo? Papasakok savo visą šitą istoriją prisijungimo. Nes, tu pas mus žaidėjai dar praeitą sezoną, tai pas tave nėra toks visiškai naujokas prisijungimas. Man tai čia atrodo iš vis ne pirmus metus žaidė, tai pavadinkim tai, bet kaip atėjo tas lemiamas sprendimas, kad jau ne per 2 komandas, per 1 komandą ir panašiai? Tai neslėpkim, kad ir praeitais metais jau kvietei pilnai prisijungti prie komandos, bet tada susiklostė taip situacija, kad likau komandai ir žaidžiau tik pas jūs Baltijos lygai. Tai visą sezoną girdėjau tą, tai kada, čia jau kitą sezoną viskas pas mus. Ir tiesiog nežinau, ar galiu aš čia sakyti, kas ten per situaciją kitoj komandai, bet gal palikim, kai paskelbs, sužinosi esi. Tai va tas gal ir dalykas kažkiek ir privertė susimastyti, gal jau laikas kažką naujo, nes vis tiek 7 metus praleidau toj komandai. Tikrai sunkus sprendimas buvo, bet pasitariau ir su draugu, kaip geriau čia būtų viską ir nusprendžiau pereiti. Joks komanda. Su ta gal sąlyga, kad kažką naujo atrasti, nes gal tas sezonas praeitas išvargino, kur mes nesusirinkdavom, nesisekdavo B divizione, tai gal 1 ar 2 rungtynės laimėtos tik tais buvo, ne? Tai gal tų pergalių pasilgų laimėjimų ir panašiai. Ir tas gal su ta mintim, kad galima čia tą pasiekti ir atėjau. Koks gražus atsakymas, bet aš kaip pasakysiu iš savo pusės, kaip mačiau situaciją, tai neatskleidžiant visko. Emilija pas mus žaidžia Baltijos lygoj. Blemba buvo dar yra jos irgi įdėtas interviu, kai mes Baltijoje laimėjome pirmas rungtynės, kad jinai sako tavo interviu, po tavo žodžiai, kad blemba kažkaip čia niekur nesisekdavo, fainai, kad sužaidžiau, čia pagaliau, čia prasimušiu ir panašiai. Ir aš visą laiką ir mes visi kalbėdom, nes kas dar yra, buvo komandos vakarėlį. Tu iš vis dalyvavai 2, sakyčiau, vakarė, kur irgi prisijungė vienam, uždarėme, pavadinkim taip. Tai per ten jau tau ne tik aš darydavau spaudimą, jau visi darydavo tą spaudimą ir būtent man tada visą laiką, kai aš su tavim kalbėdavau 1000 kartų, būdavo tas klausimas, kodėl ne. Pavyzdžiui, argumentas, kodėl ne. Tai vienas argumentas buvo, kad esi komandos kapitonė kitos ir panašiai, tai faktas ilgametė žaidėja, bet apskritai, tai kažkokių rezultatų, ir būtent, taip atvirai pas jūs, ten neaišku, kas treneris būdavo praeitą sezoną, ta prasme, tai man visą laiką būdavo, kodėl ne, ir aš sakyčiau, net neskydavai, net pagalvosiu, ir aš sakyčiau, kad lemiamas tas buvo, Avios Solution grupą, taip vadinsiu, aš nevadinsiu tų kitų. Siemensas iš vis, žodžiu, tas rankos paspaudimas laukia per ilgą pertrauką. Pritartum, kad ten buvo toksai arčiau to, ten pažadai kažką dar? Gal ir galima pasakyti, bet vis tiek tas buvo 50-50 iki paskutinės minutės. Tikrai labai sunku buvo priimti šitą sprendimą, nes čia kaip kiti ir juokėsi, kaip iš ryto Žalgirį pereiti. Kažkas panašaus, tai vat. Čia kas taip juokės? Buvo. Nieko. Tai vat, bet, manau, aš ten jau išsikvėpiau gal ir vat, naujas kaip virkštėlės reikia. Ok. O tada dar tau klausimas. Tu žaidėjai pas mus praėjusiam sezone. Kas, per 2 komandas, kas pas mus gal buvo kažkiek, kas tau labiau patiko, kas nelabiau patiko, taip atvirai, gal kažkokia detalė, kur, kas tave visgi, ne tai, kad paskatino prieiti, bet apskritai per 2 komandas, kas tau pas mus atrodė fainiau, kažkas gal ne fainiau, iš tos pusės. Nes Italija dar nebuvo, jinai neturi su ko palyginti. Čia dabar patraukini mane kiši. Tai kišu, faktas, ką tu galvoji? Nežinau, gal man praeitam sezone, praeitoj komandai tai trūko vadovavimo trenerio. Ta prasme, nieko aš blogo neturiu prieš trenerį, bet, tiesiog, kad sustatytų žaidimą ir panašiai, ne? Gal dėl to, kad ir treniruočių neturėdavom. Pas jūs tas sunkiausia būdavo, kad... Taip, kad mes tik susirinkdavom į varžybas ir dėl trenerio, tai
paskui, sakau, Dovilė SKL finalus atėjo, tai man tai akis įsižiebė ir tik žaidžiam. Tai kaip ir žaidytam finalo ketvirtą su visą Tai va, tai gerai. Tai va tas ir man atrodo bus. Aišku, aš nenoriu apie trenerių nieko blogo sakyti, fainas žmogus, viską, bet, nu, va, trūksta to. Ir jisai bijojo, gal, kad kaip mes mergino, žinai, kad, nu, ir pašaukti, ar parėkti, panašiai, bet reikia kartais. Tai va, to vadovavimo gal pritrūko. Nu, daug reikimo buvo finalo ketvirtį iš mano pusės, iš visų pusės. Tai... Tai. Nu, žodžiu. Ir tada uždarant pačiai pabaigai, toksai paprastas klausimas, kadangi mes ten komandą jūs gerai pažįstam jau ir panašiai, bet žiūri ne tik mūsų komanda, bet paprastas žiūrovas, kuris ateis žiūrėti mūsų rungtynių, kartais gausiai ateis žiūrėti, ko gali tikėtis iš jūsų kaip iš žaidėjos. Pabaigai ramus paprastas klausimas. Kaip diena, taip naujiena. Bet, nu, kažką. Ne, nu... Nu, tai aš žaidžiu kitiems. O ką žaisdama sugebu padaryti, tai tikrai kaip diena, taip naujiena. Nu, negaliu dabar čiagi sakyti, ten gintis nemoku, ten ant greito nebėgu. Bet taip patinka man ir duoti perdavimą, ir aišku, ir apsiginti, ir atimti, bet vis tiek galvoju, kad vieną kitą gal ir tritaškį įmesiu, ar iš šuoliuko įmesiu, ar ten dar kažką, tai gal būsiu stabili ten kažkur, kur visada tas bus. Ne, vėl pasakysiu, kas tikrai bus stabilu, tai kad aš išmesiu. Kad įmesi. O ar įmesiu, tai... Pažiūrėsim, taip. Čia nuo mūsų bendro darbo priklausys, kiek progų gausi ir panašiai. Taip. Kiek treniruočių lankysi. Kaip derinius prisiminsi, nesakysiu to, bet treniruočių sakiau. Smulkmenas, nebe. Ir Emilija, iš tavęs fizinės konfrontacijos sulauks žiūrovai kartais per sezoną? Ne, aš pati, tai aš nelendu. Jeigu iš manęs provokuoja kitas, nu tai reikia save pastovėti, taip, ir už komandą. Okay. Tai vat, nežinau, šiaip... kad čia prisižadamas čia. Nu, vat prisižadė. Nežinau. Kovosi, kaip bus sunku. Kovos. Kaip kada. Tik nedainuok šitos dainos. Tai ne čia. Ne. Čia netoleruojama šitą. Ne, nu šiaip stengsimės kuo gražesnį žaidimą parodyti. Jis nenuliūdint savo sirgalių. Tikiuosi, kurie ateis mūsų palaikyti. Su jumis tai dar didesnis turėtų ateiti sirgalių. Ir rodyti gerą žaidimą. Manyčiau, ir gal kokį medaliuką iškovoti. Tai čia... Nesvarbu kokios prabos, bet svarbiausia užsikabinti kažką ant kaklo. Gerai. Nu, SKL ten bus SKL, bet 2 lygos 2 šansai. Nu, tai va. Vadinkim tai Baltija, Lietuva, 2 lygos 2 šansai. Ok, merginos, ačiū jums labai. Pirmą kartą turėjom tokį podcastą prieš sezoną su naujokiam. Pažiūrėsim, ar pateisinsim jūsų lūkesčius, vieni kitų lūkesčius. Ačiū labai už skirtą laiką. Ačiū Vitalija, ačiū Emilija. Ačiū. Ačiū. Ir iki kito karto tada.